Šiandieną reikia nebijoti, žinoti vertę, kaip tai sutvarkoma, kaip tai tam tikrų momentų atstatoma. Ir peptidai iš tikrųjų unikalūs. Jokia kompanija jums daugiau negalės pasiūlyti, skyrus dar sintetinis. Aš prieš sintetiką, aš už natūralumą. Ir šiandieną visi šitą produkciją tik didės. Kaip pasakė prezidentas Roman Minaja, 30 metų priekį mes turim darbo, kadangi užpatentuota labai daug produkcijos ir ją reikia pagaminti, o mes dabar kokį 20% turime. Dar 80% išeis į priekį. Jau katalogė yra nuo pastos tvarkyti paradentozijai, karesui, balzamas su peptidais. Turėsim bioaktyvų papildą inkstai, prijungus tos kelius peptidus ir šitą. Mes jau galėsim žmonės gelbėti nuo dializės. Šiandieną turėsim svorio reguliavimą, tai nėra metimas, o tai yra medžiagų apykaitos sutrikimas. Ir amerikiečiai tai įrodė, kad jų problemų yra medžiagų apykaita. Ir jeigu jie kažkokią dietą reklamuos, dietos neveikia ir neveiks. Veikia tada, kada žmogus dirba pagal šitą sistemą. Čia yra tik viena, antra ar trečia sistema. Dar egzistuoja daugiau, kad galima būtų žmogus subalansuoti. Ir šiandieną šitą produkciją jau Lietuvoje. Jei pusę metų, kompanijai bus metai ir tai leidžia būti pirmutinė visoje Europoje. Pasakot anglom, pasakot vengram ir mokėti šiandieną dirbti su tą produkciją. Pirmiausia, išbandyti savęs. Aš viską išbandžiau, tik porą kremų, žinoma, ne visus. Visus mezotelius, arbatas, kokias 4, jų labai daug. Bet peptidus aš visus dabar likusius 5 paskutinius irgi bandau. Viena moteris atėjusi sako, jūs bandote tos 5 noris akimi įstam, tai jūs toks nesveikas esate. Tai jūs sakau, pagal jumis aš esu nesveikas, bet pagal mumis yra toks žodis profilaktika. Nepadarysi ant savęs, nesugebėsi pasakot, nežinosi pojūčio, vadinasi būsi teoretikas. Ir yra tokie samprata čakros, kurios sukasi, įsirašo informaciją ir gali aš kalbėti, nekalbėti, nieks manim nepatikės. Nenaudoji, turi problemą. Apie ką mes galim kalbėti? O čakras pačias išduoda. Jūsų čakras prisijungusios iš karto mato, apie ką aš kalbu. Ir šiandieną šitą produkciją aš labai džiaugiuosi, dėl to, kad aš atsisakiau savo pagrindinių darbų, vien dėl to, kad galėčiau pamatyti džiaugsmą kitų žmonių akyse. O tai yra pats vertingiausias dalykas, kada žmogus tau sako ačiū, jo akys žiba, o ne pasidengusios, užsiglaususios ir negyvas. Jis pilnas energijos, jis nori kažką tai šioje žemėje nuveikti, vadinasi, mūsų misija yra sveikata. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs atėjo, kad išklausot, aš dėkingas. Ir dabar norėčiau išgirsti vieną kitą klausimą. Ar mane suprato, ar aš vienas su savim kalbėsiu. Kaip dažnai naudoti reikia tos tarpimus? Profilaktiškai vieną kartą per mėnesį profilaktiškai, pusę metų dirba. O per dieną vieną kartą. Iš ryto. Patam iš ryto, kadangi jie gali vakare jums sukelti tokį energijos amplitį, aš rytais darau, susiklapė, nusiprausiu ir užsibūriu. Vienas, čia yra plomba išėmė ir tokia pipėtė. Ir tas tą vietą sušitrinu ir kol nudžiūna, aš tenais tavo gimnastiką. Neturėšmės, kur eina viena. Viena tai yra ploniausia, paviršinė ir tai yra oda, kuri ploniausia ir įsigėlė. Oda taip nieko neturėtų praleisti, bet praleidžia, taip, vien dėl to poros. Bet čia nereikia eiti pirti, kad atsidarytų poros, jos tiesiog per 20 minučių patenka ten. Jeigu jūs naudojate, skaitykim 4 peptidus, tai vieną čia, antrą čia, trečią čia, ketvirtą čia. Daugiau 6 nereikia. Čia yra tik tai sveikiems žmonėms duodama, kad galima būtų profilaktiškai. Taip, žmogus, kuris turi problemų, maksimum 2. Tas žmogus, kuris jau sako, aš pajėgus 4. Nu ir jeigu sveikas 6. Tai sąnario paskutiniai pusiai? Ne, čia nereikia. Atminkite, čia yra viskas, kas eina per kraujotaką. Taip, pirmiausia, limfa patikrina, limfa blogai juda, jeigu jūs blogai judate. Bet kraujas labai greitai. Cirkuliacija nunešė ir nunešė su krauju kur?
į ląstelę. O ląstelė yra viena. Ir viskas. Ten prisijungia ir tada sąnariai čia tvarkosi, ar čia tvarkosi. Ar akis, vienas, kremzlės sąvokos, supratimas, tvarko, oda, akis ir taip toliau. Aš tik sakau tai, kad aš žinau. Iš tikrųjų yra specifiškai, specialiai. 4 bus kremzliai, 5 kaului, 1 kraujagysliui. Bet čia viskas yra kolagenas. Почему здесь пишут с 8 до 12? Dėl to, kad pačioj pradžioj šitą partiją, kai buvo išleista, parašė 8-12, pabandykit ir jūs įsitikinsit, kad jūs tapsite hiperaktyvi ir būsim per daug. Informacija yra mažas lašelis. Faktiškai užtenka žmogui vieną lašelį, biorezonansiškai visą šitą informaciją persiduoda į visą kūną. Užtenka yra folio metodika, ne? Laikote kažką, jums ten bioaktyvius taškus matuoja. Kas įvyksta? Mato, kad atitinka biorezonansas. Nuo vieno lašo. Bet šiandieną, jeigu prašyta, aš jums patariu maksimum 6. Ir kompanija irgi pasakė, bet dabar, gal dėl to, kad buvo išgausdinta, man atrodo pakeisti. Jūsų nuomonė, nebūtų efektyviai naudoti prekybos ant gyvūnės? Visų pakartokit neišgirdau. Jūsų nuomonė, nebūtų efektyviau naudoti prekybos ant gyvūnės? Ant gleivinės? Šiandieną gleivinė yra mūsų apsauga. Šiandieną gleivinė daugiausia žuvo po virusų. Ir jeigu įsiskiria gleivinė, o čia mes tik pasilašėme, ne? Per fermentaciją turės teisę tą peptidą, ką padaryti? Sukarpyti į mažus aminorūgščius. Peptido nebelieka. Dėl to yra kapsulė ir jei neatsidaro čia, atsidaro žarnyne. O žarnyne kas įvyksta? Ten jau nėra fermentų. Ten nesisavina susirgimas. Amerikiečiai išleidžia glutamion, specialiai atsisinčiu, toks pH kontrolė vadinasi, iš 3 aminorūgščių, turi būtinai, kaip asmatikas įspurš. Jeigu pateks į skrandį, įsiskaida tie 3 viskas vyksta. Bet gleivinės yra 5. 5, bet gleivinė yra skirta apsaugai. O kas yra tekėjimas per limfą? Irgi apsauga, bet visai kitokia. Gleivinė, jeigu išsiskiria, atakuoja jumis daug virusų. Ir kuo daugiau nosis bėgs, jūs neturite teisę ten purkšti kažką. Tai vienintelis būdas yra išplauti vandenį, kad jinai būtų vėl tokiai pat padėti. Akis tai, čia siera, ten fermentai. O čia pavojinga, čia fermentai. Tai va šiandieną yra mūsų kandidatai, kurie 40 metų žiūrėjo, ar geriau per skrandį, ar geriau taip. Čia yra 4 kartos. Mes, tie, kurie metų bėgė turi šitą. Mes esame natūralus, ir tai jie labai patogu. Komos būseną mes jį naudojame. Žmogus negali daryti. Ir jam tiesiog tepam po vieną lašelį, ne daugiau, po vieną. Ir vyksta procesai. Kada bus Renfort, Zaluden, reikia Gėrėmi, gėrio protektoriai, tai vadinasi gėrėmi. Jie turėtų būti pabaigoj gegužės arba pradžioj birželio. Dabar buvo, kad pasibaigė, kaip sakoma, produktas trigubai brangesnis, bet liepia jį tiesiog kur. Galime liepia. Mes esame Europos atstovybė, už tai greitai iškart. Noriu paklausti, kiek tai reikia batų? Pavyzdžiui, censūra, ir nuo ko geriau pradėti? Geriausia pradėti, kada jūs norite sutvarkyti žarnyną, jeigu turi problemų. Jeigu jūs gerai dirba, tada pradėkite nuo mikroelementų, kurie labai reikalingi kaip elektrolitai ir cincil, kad paleistų 200 fermentų. Palengvintų kasos darbą, skrandžio darbą. Vienu metu. Vienu metu. Vakare iš ryto. Ir patariu išgerinti mažiausiai 2 pakuotės. Pirmą įmustymą reikia vartoti. Jeigu turite problemų su... Jūs dabar uždavėt klausimą, kad apie bioaktyvius papildus. Aš neliečiau. Iš tikrųjų reikėtų ten 3 numerį. Imusilas yra naudojamas tada, kada jūs turite problemų su žarnynu. Arba jis per laisvas, arba užkietėjęs. Taip? Tai reiškia... Taip. Tada po 1-2 kartus 3 pakuotės. 1 kartą 4. Antrą mėnesį nereikia naudotis, dirba. Aš jau sakiau, kad jis dar mėnesį dirba ir jis dirbs
dar pakeliame. Jeigu jūs žinote va tą dievišką kodą, be šito omego mes negalim gyventi, jo mažiausiai gauname. Ypač žiemą. Tai yra pabėgimas nuo depresijos, tai yra ląstelės išvalymas, tai yra kraujagyslių kas, elastingumas. Vadinasi, šitą galima. Visą šitą galima labai protingai priimti, bet už jų visų yra išmąstyta. Nežinant produkcijos, yra metodika rusų kalba, kur mokslo kandidatai parašė, prezidentas, viceprezidentas. Ir čia atsiverčia vieną iš tokių punktų, pavyzdžiui, sutvarkyti stomatitas, faringitas, širdies problemos. Ir jūs atsiverčia toliau, очень важно, необходимо, arba galite tos du momentus panaudoti, trečią atsisako. Ir va šitą metodiką užimis jau masto. Yra dar kliūčių be katalogo, be interneto klinikiniai bandymai. Nė viena firma neturi bioaktyvių papildų klinikinių bandymų. Čia yra sulyginti su vaistais. Ir pavyzdžiui, jeigu skydliaukė tvarkė, kai veikia vaistai ir kai veikia peptidai, kurie 2-3 kartus efektyviau ir greičiau atstato. O čia yra knyga speciali, kas mėgsta mokslinius darbus. Yra speciali literatūra arbatom, kadangi jų 22 ir susigaudė taip, kas kur naudot, yra metodika ir yra knygutė, kuri pasako, kad peptidai ir atjaunėjimas yra susiję. Prieš 120 metų išėjęs laikraštis rašė, kas yra ilgaamžiai. Ilgaamžiai, kurie naudoja su produktus. Jeigu problema su smegenimis, naudoja gyvūnų smegenis, su inkstus, valgo inkstus. Šiandieną šių produktų niekas nenaudoja. Vadinasi, mūsų problemas nebuvimas peptidų ir yra nebuvimas tam tikrų specifinių audinių mūsų maiste. Vadėl ko mes turime daug naujų lygų, daug pavadinimų, kas nebuvo prieš 100 metų, kodėl jaunėja lygos. Vaikų maiste nėra. Ir šiandieną peptidai kaip tik laiko atėjo, bet, pavyzdžiui, vaikam nuo 12 metų. Jie pilni peptidų. Galima naudoti tiem, kurie turi mutacijas, sunkiam lygom, po vieną lašelį paduoti, daugiau nereikia. Reikia vesti tik informaciją. Ir tokiu būdu mes galim paleisti procesą. Gimė kūdikis, dušta, šokinėja, bet gerai, kad tuo momentu turėjo peptidą 12. Iš karto užlašino vaiką krūtinėlę ir jis įkvėpė ir prasidėjo natūralus kvėpavimas. Atrodo baltymas, iš tikrųjų ten turėtų gydyti kažką kitą. Tai va šiandieną, kai jūs žinote, jūs mažai mokėsite. Kai nežinote, jums daug ką surūs. Ir tada turėsite problemą. Ne tik piniginių, bet ir plastinį, skausmų, operacijų beprasmiškų. Ar apsimoka pjauti skydliaukę? Šiandieną mes sakom ne. Ar apsimoka keisti sąnarius? Šiandieną mes sakom ne. Dėl to, kad mes žinom kaip mes jau turime praktiką.